tarsi būnat, jaučiat kvėpavimą, galite taip padaryti kažką prie savo kompiuterio, kažkaip nusisukti nuo žiūrėjimo į mane ir padaryti kažkokį veiksmą, tokį buitinį veiksmą. Tuo pačiu metu jaučiant savo kvėpavimą. Tai yra, jums reikia dabar užduotis kažkokį daryti veiksmą ir jaust kvėpavimą. Ne tik sėdint ir nieko neveikiant kažkokį specialus, bet ir dar tokį sudėtingumą padaryti. Jūs kažką veikiate ir jūs jaučiate kvėpavimą ir tuo metu, ką jūs norite daryti? Jūs neleidžiate kvėpavimui susispausti, jūs išlaikote sąmoningumą kvėpavimą. Reiškia, išlaikote kvėpavimą tokį, tekantį. Tai yra, praleidžiate kvėpavimą. Va taip galime pasakyti. Jūs praleidžiate. Reikia išmokti praleisti kvėpavimą, nesvarbu ateina kokios mintis, emocijos, kokie žodžiai iš išorės. Ir tą daryti kuo ilgesnį laiko tarpą. Tai yra sąmoningumas. Mes išsilaikysim, tai yra kaip būti ant žirgo kažkokio tai, ar ne, mūsų mintis, mūsų protas, viduje tas visas vidinis dialogas yra toks žirgas, kuris mūsų nuolat neša kažkur. Mes kažkur tai, ar ne, ištisai būnam. Ir mūsų dėmesys ant jo užšoko. Ir reikia jį suvaldyti, reiškia jaučiant jį. Ir jisai mus numes. Numes ir numes. Mums reikia grįžti, išlaikant kvėpavimo tėkmę. Tai toks yra pirma užduotis, yra, aš manau, labai didelė, tokia tikrai nėra tokia paprasta, nesitikėkit, kad tai bus paprasta daryti, nes tai yra neįprastas dalykas, naujas, bet tai yra labai svarbus ir kuo. Čia tokia užduotis visam gyvenimui, visą gyvenimą į priekį. Reikia tą suvokti, kiek tai mums yra naudinga mūsų sąmoningumu.